Mano laiškai, aš noriu, mano, aš dabar pareigos aukštesnis. A tu gelbi sakė pareigos aukštesnis. Aš žiguliuką gelbėjau. Nesimuškim, nes labai sakėmės savo laidose mušėmės per daug ir bobas mušėm ir keikėmės. Tai štai, komisarai, jums pirma užduotis. Pagauti Budulio ir tėvuko gaują, kuri vagia mašinas ir jas po to parduoda. Pagaukit, sakau jums. Žetrėni, iš kas darbą gavom. Klausyk, mums reikia mašinos naujos. Už ką, už savus pirksim? Tai turiu dar už savus pirką, aš raciją už savus pirkau ir mašiną reikia už savus. Bet to laidos biudžetas lyg tai leidžia mašiną dar vieną nusipirkti. Imk laikraštį, žiūrėk, kaip išklausyk, tu vėl neklausai manęs, kad pidorastas. Nu, skaityk, kokias yra mašinas parduoda, staigiai. Yra Volvo, švediška mašina, labai saugi. Ministras važinė, negėda bus. Vulva, Nu, kiek kaštuoja? 300 LT. Tai koks telefonas jo? Plius 370 tele. Centriukas plius 370, sujungkit mane. Ką žemendai tikrina, ar namie sėdžiu? Prevencinis lik baigėsi. Atsiliep, neatsiliep. A, kiek tu atsiliepsiu, gal dėla yra? Alio. Labą dieną, su praėjusiu. Na. Norėjau mašinytę jūsų vulvą pirkti. Na. 300 litų, taip, litukų. Na. Kur galėtume apžiūrėti tavarą? Kirtimuose aš randuosiu. Metalo gatvė, žinai. Privažiuosime su troleibusu. Va ten atvažiuosim, tad tėvukas bus. Į ką kreiptis? Nuo Budulio pasakysim. Nu. Gerai, iki malonaus. Važiuojam, tu. Važiuojam, ten žmogus laukia mašiną parduoti. Striukę pasim, viskas. Kaip gandonas laukia kažko, viskas. O pinigai pas tave? Pas mane pinigai. Viskas, ne. Nėra tik kiek su nevagėm. Aš nieko nematau, palauk, aš nieko nematau su tais sakiniais. Bėga mašiną pirkti. Labą dieną, keleiviai, bilietus prašom paruošėt visi. Raminkis, mesgi dabar nebe šitie, nepatruliai, mes komisarai dabar. Nu, ką tu čia darai? Visi išsigandot, labai bijo viską. Mūsų komisarai spaukština, žinokit, mes dabar komisarai jau nepažiūrėjom. Mašinytė mūsų sproga. Žinot, nešioja dar pašvenčių vos, dar su kvoteliu turbūt, ne? Viso gero, iki malonaus. Gyvenimas tai rusiška ruletė žmonės. Rekordimai, ne? Pala. Atsiprašau. Negalit pasakyti, kur tėvukas? Tėvukas kur rasti. Tai aš buvau. Mes nuo Budulio, čia dėl mašinytės skambinom, tai čia jūs būsite. Aš. Malonu, Vladislavas. Aš Boleslavas. Kur ta vulva yra? A, štai. Čiagi Volga yra, ne vulva. Čia Volga, eina pasižiūrėsim, kaip čia kalba. Bet tai gal taip ir geriau klausyk. Bet su importinė aš tai niekad Su nevažinėjau. importiniam vargas būna, prisiperka tu importinį ir po to atidarykit kapotą man krošą. O, baba. A jie tau, a jergal mano. Nu, naujas čiagi, Žiūrėk. 1.3 ar 1.6. 1.6 daug lysvelis, 24 cilindrai jo pana. Oho. Ogogo. Tai čia sportinė Volga. Čia jums ne juokas. Čia Spalio rajono buvusi Volga. 6 metus vienas šeimininkas. Tai Mitkinas turbūt važinėjo. Mytkinas važinėjo ir su Brazim nugi į pirtį Tai važiavo. Vyrusė tik išvažiavo Mitkinas. Prašom, maloningasis ponė, techninį pasą. Labai jums ačiū. Labai ačiū. Iki malonaus. Budulio linkėjimai. Ačiū. Varykit čia dabar. Monis, Tėvukas. Klausyk, palauk, kokia Galima aš sėsiu už vairo. mašinytė. Jūs patruliai, komisarai, ar pagavot tėvuko ir Budulio gaują, a? Tėvukas, Budulis. Tai palauk, čia viskas. Tu vėl apsiprasta plaukinai, čia jie ir buvo. Kiek margalkės taigi. Važiuojam. Nu viskas, lekiam į priekį. Nu, čia getbulinės. Leiskit man. Jadrėni Fenija. O kas čia buvo? Čia specifiškas Volgos yra kardano garsas. Nu ką mes čia, važiuojam gal.